Sveiki, šiandien padėsiu Jums susikurti Olympia Lab piniginės ofisą. Taigi, pradedame įsijungdami Jūsų naudojamą naršyklę ir į adreso lauką rašome olympia-lab.com. Sekančiame žingsnyje įvedame savo slapyvardį ir slaptažodį ir spaudžiame prisijungti. Jei nesuklydote įvesdami savo duomenis, būsite nukreipti į Jūsų ofisą. Jau esant ofise, spauskite ant geltono langelio apačioje pavadinimu Get Mnemonics PRS ir jums automatiškai į jūsų kompiuterį ekrano viršuje dešiniau parsius tekstinį failą su jūsų asmeniniu frazių kodu. Čia jo nematysite saugumo sumetimais. Paspauskite ant jo ir jam atsidarius klaviatūroje spauskite Ctrl klavišą kartu su raide A, jog pažymėti visas frazes, ir dar sykį spauskite Ctrl klavišą kartu su raide C, kad nukopijuotumėte pažymėtą tekstą. Visą tai atlikus, nuleiskite žemyn, bet neišjunkite tekstinio failo su jūsų frazių kombinacija ir grįžkite į jūsų naršyklėje esantį ofisą. Skiltyje Connect to Olympia Lab spauskite ant ją valet mėlyno langelio ir jūs išves į naują naršyklės langelį, kuriame po užrašu Uz A preprepered Mnemonics PRS. Paspauskite su pelyte ir paspaudus Ctrl klavišą su raide V, jums automatiškai įklijuos jūsų frazių kombinacija. Sekantis žingsnis bus paspausti Recover Wallet mygtuką, kaip parodyta šiame video. Iššokančiame langelyje 2 kartus įveskite savo slaptažodį ir spauskite mėlyną langelį Encrypt. Toliau paspauskite ant burbuliuko esančio po užrašu Your Wallets ir dar sykį įveskite savo slaptažodį. Tai padarius spauskite mėlyną langelį Confirm. Paspaudus ant nuorodos Resources, jūsų ofisas turėtų atrodyti daugiau mažiau šitaip. Sveikiname, jūs ką tik susaistėte savo Olympia Lab ofisą su EA Wallet pinigine.